Labdienėlį. Tai šiandien iš tikrųjų nežadėjau filmuoti tų, ko dabar rodysiu. Nes tiesiog turėjau pakeisti mašiną tepals. Galvoju, neįms nefilmuoju, čia kaip tepals keiti panašiai, čia niek įdomus. Ir tepalo keitimas perėjai į... Va. Ir ten senajam tai kažkas ir užveržė, išleidam varžt, kad neįmanom atsuktum. Tai kaip apsukau, realiai nusėmiau apsaugs nuo mašins. Ir kaip nusėmiau apsaugs, žiūriu, biški karteris. Vos pasitepalais, bet taip jau šviež tepals matos, ne kad būtum biški aprasui, kaip sakant, bet grina jau įbėgs. Nu, jau sukėlė tarėm. Nu, galvoju, reikia pabandyti atsisukti to varžt. Biški patempiau tik tą ir trekšt. Tai va, sulaužiau karterį. Tas masinis karteris įdidžios, nesamai jo kažkaip galbūt. Tai va, ir... Vakar to padariau viskų. Tai užsisakiau iš karterį. Šiandien lėkiau iki mažiai parsivežti karteriaus. Ir dabar reiks pakeisti. Aišku, pakeisti nebus taip paprasta, nes reik variklį kilstelti. Tai parsivežiau kelpau. Dabar reik atsisukti pagalius priekins. Ir bandyti ištraukti. Nežinau, kaip seksis iš tikrųjų, nes vietas labai maža. Situacija tuoj turim, kad viską buvau pasikėlis, viską čia kur aš dabar. Mes pasirinkim to žėlių. Situacija tuoj, kad netinka karteris. Senais karteris, naujų supakavau. Čia, nežinau, kiek matysis, žodžiu. Čia išlūžo. Tai parėjo naujas karteris biški form. Tuo pusė čia biški form skers. Tai netinka, tai dabar reikia naujo karteriaus. Tai pakabinau, pastačiau, kad nenukristam. Ir toliau varau prie Subarikos. Subariko reikia guolis naujas sudėti. Stabždis pakeisim, tuo pačiu kaldais pakeisim. Tai kimbi dar užėsim, kas kaip ten seksis, gal ten geriau eisis šiandien. Nu, ko esam nuveikti, tai nebepafilmavau nieks su Subarik, iš tikrųjų, kaip dariau, tai bei guolį pakeičiau, nors planavau bodums keist, tas galinsdis užsisakiau netuokius. Toliau ronkiniaus kaladėlis, užsakiau netuokės. Žodžiu, visko realiai praktiškai, ko užsakiau, visko grąžins atgal. Bei guolį pasikeičiau, prading vis problems, plus abis daviklį buvo seniai jau nusipirks. Tai to įsidėjau, tai vis klaidsi pradingus. Mašiną važiuojant žiaurė, fainai dabar vėl da priekį biškį ją gert, kad guolis viens jau nori užti. Tu guolės keitsi, o labai seniai praktiškai mašiną buvo nupirks. Tai kad tas guolis parėjo jokių problemų, o dabar kur keičiau, tai pravažiavau kiam 5 štukų kažkokį, tai ir jums vėl man parėjo. Čia buvo pats paskutinis guolis, kad buvo keitsi, jums vėl man parėjo. Nu, žodžiu, kokybė dalių šepsau, perkau tikrai ne pats pigiausias, bet, nu, įkapir. Žodžiu, toliau, ko šiandien jau pradėjau iš tikrųjų daryti, tai pradėjau kaitį surinkinėti. Reik pagaliau pasibaigti, reikės dalysti jau po apač masės nėra, nes lems, ten blūdė lems, normaliai neveikia kaip turėtum. Bandžiau ko ir tą kums numeris, tai dabar reiks uždėti dar akum. Kušinį jau nuveikiau tai sparn. Buvau užmės, dabar aš nuo jau susivardžiau. Angelis įdėjo, antrą postą jau susirenkam. Ir šiandien noriu iš tikrųjų damuštinų pabaigti susirinkti, kad tas būtum damuš, galės stumti nuo į lauk. O toks sekmadienis, ganėtin darbingas, kažkokį gerą nuotaiką atsikėliau. Galvoju, reikia užsiimti su mašinom. Dar su to pabaisiok reiktam kažkuomet padaryti. Reikia technikinę pabaigti paruošti. Didžiųjų dalis padaryti. Reikia bez davikliaus vien. Ir... Kas dar? Ir palopėt biškį kėbuštą. Bamperę apdaužyti. Bamperę kėvą ir dar nesigalvoju, aš tikrųjų ką paprašiau padaryti. Čia tai mašina gružės nereiškia, tiesiog važiuoju tam davin darbien mašiną. Tai jokių sąją. Tai va. Žodžiu, kimbu toliau į darbus. Nu va, aprinkom priekį, bamperis veito, dar varžtis reikia susukti. Čia tas parant pilnas susuks viskas. Tu pusės parant čia varžtis susukti, o vis sueina, tai pačiušta dar. Reikia biškį liepą. Nesueina, pats neįspau, čia biškį, gal slinks kažkur biškės prasimėti užvirinti.
Tai reikia biškį per jėgį spausti. Prispaudus bus galim prisot. Mums pas neprisispauti, tai dar vien žmogus reikės pagalbos ir tada galėsim susukti. Žodžiu, šitas bus padaryts. Ir dabar jau pasijungiu diagnostik. Ne patys spūdingiausias diagnostik, bet turim Delfi. Bet kažkur visgi paruota diagnostik, tai nete bloga. Tai bandau prasitestuoti sistemą, pasižiūrėti. Man galėtum dabar nesijungti. Jo, kums buvo numirsi, dabar realiai kad pajungis, žiūrėsim, ko parodys mane diagnostiką, rodys iš viską nors. Nes kums kaip numirsi. Bet noriu pamatyti, nes visgi yra problem, kad kažkas trumpant. Arba niemasis, arba kažkas neslems, gribaun, dabar jeigu žiūrėsim skidėlį. Vis laik posukiam signalas, vat švietė, jeigu aiškiai jungsim posukiams ryškiau švies. Čia daug aišku, čia aišku, davas blikščiai, nes kums biškai numirsi. Bet žodžiu, vis laik švietė. Kažkas trumpant, tai ir poslemp mane neveik. Tai aš manau, kad niemasis, tai dabar bandau prasitestuoti ir gal kažko parodys. Iš mūsų diagnostikuoja tiek, tai nežinau, ar kažko sugebės parodyti, bet bandom, žodžiu. Tai jau parodys, kokie sprendimai, gal kažko atrasėm, kuri problema. Na, atvažiavo aš tą pagalbos. Na, bandom, iš tikrųjų, ieškoti toliau problems, tai ko padarėm, tai galim vis šveit, vis veik. Toliau su diagnostika pamatėm problemą, kad einam ten terminalas 30 per ir mažas voltažas, tai realiai palei viską turėtum būti, kad negaun masis kažkur. Nu, ko pradėjom daryti dabar, tai tiesiog eisim per vis taškus, kur ir masis pajungts ir bandysim pravalyti. Nes realiai kaip ir vis atrodo tvarkinga, vis atrodo gerą tų mašinų, bet kažkur vis tik negaun masis normaliai. Tai žodžiu, dabar ir tikslus bandyti vis prasivalyti tas nesąmonės. Žiūrėsim, jeigu nepadės, tada realiai reikės pagažinį išsiardyti darbės ir bandyti ten žiūrėti. Jeigu tada nepadės, nu tada nežinau, bandyti po apač kažkur dalysti, kažkur. Esmė, kad kažkur trūkst masis. Tai va, galime pažiūrėti, kur jums dabar veik. Kokiu čia dar, Kol kas niek dar. Žiūr, kur laidas suizoliuoti. Jo, da čia atrado kažkokių laidų po apač, matos, kad neoriginali izoliacija suviniuotai. Ne iš naga reik sako atviniuoti. Bet nelabai noriu, žinau. Tai gilė kažkur įsukešti. Atrodo labai aukšta. Ir atrodo labai problematiškai išardyti. Tai ten galbūt didelė problema. Ne, nebūt. Pratom, tai žodžiu, einam valytis masinius laidus. Ir bandysim. Pradėčiau nuo lengviausiai. Jo. Gerai, bandom toliau aiškintis, kur problema. Aš pašveistu padirbs. Prasytėt. Tai va, jei kažką atrasim, parodysim, kur buvo problema. Gal. Nu, apžvelgim, kur nuveikėm. Esam atjunginėję šitą priekabos modulį, tipo, kur pasijungia. Čia išsiardės pašalius. Trackers buvo įdėtas iš lopau lauk, nes tokie dalykai būn trumpant. Toliau čekas dėts, vesks paleist. Vesk, esam kutį galim paleidį ir realiai, kuo atradom problemą. Tai iki gatavėjos viską laidą jis susitrumpė. Kažkas trumpant, tai realiai, kuo išrašom pagrindę, iš tikrųjų, kuo galvojam kol kas. Tai BCM bloks. Ir kapons ten skaitos. Komfort bloks realiai, kažkas tokio. Tai greičiausiai tas gribaun. Dabar bandom atjungti, fiškis visi pridžiūvus, ne vienus išlopti, niekaip neištraukom. Tai realiai reikia tu atjungti ir tada vėl matuoti skanus. Jeigu kana susitvark, vadins tas bloks įgatavas, mums reikia pakeisti. Nu, ko turėjom, jau biškių valandų šiandien, jau ir 11, esam čia neblogai išsiskleidanau, bet jau po biškį gerėjo vis situacija. Lems gali vis veik, vis liuks. Vienintelį problemą skidėlį turėjom posūkį, tai blankė šveit, tai vien posūkis. Įjung viskas veik, vis liuks, bet į problemą, kad vis laikant šveit greičiausiai technikins dėl tokių dalykų nepraeisam. Va, tai ir šiap nori susitvarkyti iki gal, tai žodžiu, bandom toliau lopti. Dažnau šiandien be išlopsim, bandysim aišku. Nu žodžiu, turėjom 12 naktais, turėjom pasiskleidti vis pašalius, visku išsiardė. Ir ronkinėlį bandėm atjungti, nes ronkinėlis ten kontaktą tokie biški papuoja, atrodo. Pilną neatjungėm iš tikrųjų viskai, bet tebe šveit. Šiandien realiai užteks. Jau nebedarb, gal, jau nebeaišku, čia bereik daryti. Tai žodžiu, šiandien paleiktam, ryto gal bandys pas elektriką nuvažiuoti, pasikonsultuoti.
Žiūrėsim, kuo pasakys, gal kažkokiu patarim daus, nes jau čia viskų baigo atjungti, viskų baigo išardyti. Aš galvoju, kad bus kolonėlė. Va ir stiprinto reikia net jungti. Jo. Jo, tai va, mums vis vakar kartu, kad va ir stiprinto reikia atjungti. Tai va, o daugiau, nu šiandien ateik. Ryto gal, jeigu bebus toks užsidegiams, ryto grįšiam. Nebebus, mūsų. Nu ir bandyt kažką surinkti, šiandien einam gulti. Nu, kūnų pasakutėm dabar, kuo esam nuveikti. Dar ir variklios blok išsilupom lauk, eku. Nes priek nuserdžiau. Karač, vidau ten masės sužiūrėjom, čia viso sužiūrėjom, galiausia nusprendėm tiesiog pažiūrėti, kiek masės uomų ir. Tai ves mašin prasėjom, viso pražiūrėjau į galins lems, nes čia daug jau kiek čia konsultavausi lems, sak žiūrėk lem, ten tus minus, tikra čia bus problem. Viską ištikrinam, viso ir masė ir ideali, nepriko prikėpti. Tai viskas realiai dabar, kadangi mes čia tokį labai geri elektriką esam, pats gerėja, tai va, viskas realiai įkausuojam mane, tai ir BCM bloks, ten stovans, šitą matą. Žodžiu, tas blokėlis, galiam apšvėjus šitą, tas, kurį pakėjau šitom klaidom. Tai realiai vis suėjani to blok, nes nu, daugiau nebekam, buvom vis bloks atjungi. Vis, kuo nebuvom atjungi. Va ir stiprito nebuvom atjungi. Tai va, žodžiu, realiai to pajungus, gatavėjai kaną pradeda pjaut grybą, atjungus, iš vis niek nebrodnu, tai realiai to vietų ir pagrindinis taškas, kur suėjant vis kaną. Tai aš kiek įsivaizduoju, čia turėtų būti problem. Tai dabar skambinam mes vien laužintam, pažįstam darbą. Tai bandysim pasiskolinti blok, jeigu turės, pabandysim montuoti, dar to pač pasimsim skydėlį ir gatavėjai ket. Jeigu turės, aišku, tokių kokių rek, ir bandysim sumontuoti, žiūrėti, kas dedas. Jeigu padeda, likus dalis, kurių nereks, vežam atgal, susimokam už detalį ir viso, tada viskur reiks surinkti atgal į vietą. Jeigu tada nepadės, jau čia reikės pirkti benzinį, pakurti mašiną. Tai va, tai kol kas teik, dabar lauk atsakym iš laužin, žiūrėsim, kur sakys, ator, netor. O, to pačia paklaus dėl stiklą. Nes dabar sakytų į kaitor. Tai jei kas galės ir stiklą naują nupirkti. Ir įmesim naują stiklą. Jeigu pašt įsipjaunam, gal atidaug 30 eurų. Gal iš čia pigiau sudaryt. Nu, pasamprotauk. Ačiū, dabar jau mudruotai. Aš ką sakau, daug kelių prieš šį karą, kad jums stiprintau vairą. Atjung. Nežinau kur. Žodžiu, eisim davę bast atsijungt, pabandyt dėl vis pek, nes... Aš galvoju, kad nebrek. Nebrek, saka, reik vairą stiprintau jung. To nafig, čia tai jau išrinksim vis mašin, čia daliai laužim, galėsim dalim jau paleisti. Gal dalių rek? Ne, dar nepardavinėk jau. Reik pabaigti sutvarkyti. Ne, tai kažkas uždėk norėti. Nu tai dar palauk, dar vilčių, kaip sakant, išgelbėto mašiną. Jo, žodžiu, reik vėl nusim bumperį. Gerai, kažkaip nesusakau visko įvėjai, tai nusimam bumperį, atsijungam Webast. Nes Webast ten klaidų buvau primetus, tai gal tą ten trumpin, nors iš tikrųjų nelabai tiek, nes čia vis tik atskirt blokajam. Nu, bet gal kartas. Ir kapuns va jau nuo vakar, kukon karek va ir stiprintočiam. Tai... Nors nelabai man susiraškai rekalą, nu bet kur. Jei kas pabandysim, to vis tik atep jau visko samišluoti. Nu, parsivežėm naują blok, įdėjom. Aš statau už to, kad tas jį sugėdės. Tuojam saik nichuja. Saik nepadės. Tiesos akimirk. Nori skriuokti. Nu, koks skirtams. Nesusiramontavo? Ne. Reikia dėti rėlį. Pabandyt pakeisti rėlis. Nu ir vėl atsirado tas gaidys. Mobilizeris atitvarė. Tai va, vein atblikčio. Pabandykim iš arčiau parodyti. Smari, čia viską dabar turim. Tai va, atblikčio pavėžėnį. Tas, mobilizeris ir posais gribavom. Nu tai čia turim galvosakį. Žodžiu, nepadėjai.
mašinai pakelt. Jo. Taip lengva. Elektrinis vairis. Jo. Žodžiu, nepadėjai, reik bandyti vėl kažkur toliau ieškoti. Liūdesėlis. Nu, hebra, žiūrėkit. Prading nesąmonės. Vis gražu. Vien mažą problemą, dabar spidometrą reiktų pririšti. Atjungiam tiesiog varšį prie to. Su sautų stiprintoto. Jo, tai žodžiu, problem buvo spidometrą ir plus BCM bloks, komfort bloks. Nes to pakeitė, nors gal tas bloksai nebuvo iš tikrųjų problemų. Nu, čia dabar jau neapžinuosiam, nieks ekrano nebekeis dabar. Tai esmė spidometras. Dabar gavom biškį tokį negu tikras koks yra, bet nežinau, gal galimai, kad tau pat tiesiog vešim pririšti viskas. Nes, kūdė ne? Temperatūros nerodo. Na, būsim be temperatūros. Ne. Nu, dažėsim kiek įnom. Vis priklausys nuo to. Pažiūrėk kiek įnom. Tai va, jeigu daug spidometrus kainos, tai vadins lėks tas pats. Ir reiks nuvežti pririšti, nes dabar mobilizeris neveik, kažkada neveik mums. Kilometražą reiks surežti, nu karoči viską reik pririšti, kas ten ir panašiai. Ir bus viskas. Tai žodžiu, mes vis elektronik čia, kur apačio ir galėm susirinkti, realiai vis mašiną galėm susirinkti. Viskui savo vėjas, kuo esam išrink lauk. Ir viskas, tada reik lauk, kada grįž elektriks, skodi iš atostogų. Nuvešiam prie kodaus viskų. Ir bus viskas tada. Ai, tą steklą. Buvom darbienus, spidometrą iš darbien gavom. Ir steklą gausim, tikrai patiem nuvažiuoti išsipjauti. Patys išsipjausim, tai už 3-5 eurus parduot steklą. Tai va, tai pigia, gera, tai šios savaitę jau aš dabar pasiimsim steklą. Įklijausim, žiūrim, mažus šildom steklus, ne? Žiūrėk jaus. Ar čia ant bus? Pamatys. Žodžiu. Tai va, tai reiks nulikti įsipjauti steklą, įdėsiam į steklą ir reiks sulaukti, kada galės prikodauti, prikodaujant spidometrą, galim važiuoti technikinį. Pagaliau bus davęs iki gal. Dabar vėl reikėtų uždėti bumperį, priek susirinkti, vis čia susirinkti, gal susirinkti. Reik dar gal fišk sujungti vėją, nes esam vis pagažėjęs fišk atjungi. Kas dabar numerį apšvietam reik susižiūrėti, vėjins liktai neveikia. Mika apie viskas. Labrytėlį. Na, idėjant šiandien, iš tikrųjų nesitikėjau, kad teko anksti, bet atvežė karterį. Tai išsivaliau. Nes buvo toks, matos, kad įbai greičiausia antifriz pateik pritepau, nes šiandien tai puošis biškį padavau. Pravalėm, išpūtėm visų, tai visai tvarkinga. Senai, nežinau, rodžiau, nerodžiau, iš tavęs. Tai va, tai žodžiu, dabar turi apie 40 minučių, tu reikia išvažiauti. Tai galvoju per kem minučių pasistengsiu sutvarkyti to mašiną pabaigti ir paleisti. Tai kad daug nekalbėti, kimba į darbus ir dirbti. Pakelts variklis, dar reikia kešti, prisukti ir susukinėti vėliau visko kitų. Nu, Mercedes seniai pabaiga, ne aš te pabaigiau, turim šitą atvarį surinkt. Aš nuo ryt metų uždėjau karterį ir tek išvažiuoti iki Kauno. Tai kol grįžau šitą, tuoms apsisokdavo, pajungs dar deganys, tai bandysim numušti servizą. Tai nežinau, čia mums pavyks su savo Delfi. Bet uns vis dar mums stebint, tai reik pabandyti, kodėl ne. Tai va, ir bėdavojos, kad važiuoklį belda. Tai tau pačią atradom, kad dešinė pusė priekės skiroklį trūkus. Šiaip reiktume galdą užmesti, kad netrūkus, nes kažkaip labai įdomu biškį gali belt, bet priekį atiduoti stiprią. Žodžiu, tol damušam, tada dar reikia įsivaryti šiandien su barį, pasikeis priekin guolį. Pasikeis priekin guolį ir ryto turėsim biškį rekalus su davin mašiną, bet kol kas nepasakos, kas per mašiną, nes manau, čia bus tiesiog kitam epizodu video, nes ten man turėsim nemažą rekalų, tai pilnas epizodas, manau, išės tiesiog iš tos mašinos. Tai va, tai žodžiu, kol kas bandom daryti servizą, jeigu pavyks, iš tikrųjų parodys, kad su Delfi irgi gal kažko padaryti, kad netoj tragiška prisak. Tai va, ir ko, bandom žodžiu, toliau dar susižiūrėti, tada realiai tą mašiną išvažiaus lauk, svarom su barį, pakėtam priekį vienguolį. Ir viskas.
Nu, subarīgs garaži. To jums niek nedēļ, bandi izsaglaivīt. Kā paslaik. Kā paslaik. Nav gaļieļs, pablēzga, gražu. Senais, kur senais, o. Iga nav. Pasukiņi. Nu, bišķi dimčau. Kap nav. Net par kameru turēt girdēties, kap trāt. Tas no kaulā. Un tie buvo gatavs jau. Šiandien važiavo iki Kauno, realiai galvoju, ka jau subars iki galo. Nu, bet gerai ir ištempėmas liuks ir. Nav gulioks, turėtum būt gerai. Da galo reikės disks pakeist, kalēdis, supports pērinkt. Da dalių visų netapti šiandien nebedarysim. Turim čia šiandien teik ir užsidėgis, dėrpt. Jau atsait netgi pasato esam daržkeist. Net nesiblaivīt reik. Na, tai viso. Tai va. Žodžiu, ir šio dalį, manau, ta dalis nebus labai ilga, bet ties tuom ir baigsiam. Ir po to turėsim gan rimt projekt, tai ryto varom parsivešt mašinų ryt met. Ir tada prasidės kits epizodas. Tad, kad pamatyt, kas vyks toliau, kad nepraleis nuo video, paspauskit subscribe. Čia tau dar bus uždėti. Čia, va. Rodik jāpai bus tik vadīt. Čia. Jā. Na. Paspauskit like, pakomentuokit, kur nors patik, nepatik. Pastumkit įdomiaus. Kā paslaik. Pasigrūzin žmogus. Iškērp. Nekarp. Reiktų tokių veit. Na va. Ir ko, susitiksim kitus epizodus.